Ei jaunuoliai, kitais metais jūsų 3870 jau bus pakviesti į privalomąją karo tarnybą. Nuo 2026 keičiasi ir tarnybos tvarka, bus kviečiami tarnauti jaunuoliai, kurie yra nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Na, o tie moksleiviai, kurie jau sulaukia pilnametystės, bus kviečiami tarnauti vos tik pabaigę mokyklą. Tie, kurie nebus pašaukti, jie be abejo galės stoti į aukštąsias mokyklas ir jeigu bus šaukiami vėl kitais metais, tai jiems jau galios tas kaip studento statusas ir jiems tarnyba galės būti atidėta kaip studentų, kaip ir dabar. Na, o tie, kurie jau įstojo į universitetus ir buvo pašaukti tarnauti kariuomenėje, turės du pasirinkimus, kaip neprarasti savo mokymosi vietos. Tai pirmas būtų akademinės atostogos universitete ir kitas tiesiog kitais būdais įgauta karinė parengtis. Na, o labai gerai įvertintiems kariams bus sumokėta iki 7,5 tūkstančio eurų. Ir tuo atveju, jeigu karys pats savo noru atėjo į tarnybą, jam bus sumokėta nuo 15 iki 30% didesnė išmoka.